Silver Stars protų kovos. 8 dalyviai kovos įvairių tipų kvizuose dėl pagrindinio prizo – naujų krepšinio batelių, kuriuos įsteigė uždaroji akcinė bendrovė Pramoninės statybos kompanija. Protų kova sudarys 4 ketvirtfinaliai, 2 pusfinaliai ir didysis finalas. Na o dabar jūsų dėmesiui antrasis pusfinalis – Matas Rupšlaukis prieš Arijų Bušmą. Arijau, jūsų įžanginis žodis. Esu pasiruošęs nugalėti Matą Rupšlaukį. Ir kaip jaučiatės, ar neatėjo tokia šlovės akimirka, ar klasiokai pažino jūs iš laimėto ketvirtfinalio? Nežinau, gali pažino. Niekas neklausys, matyt, jaučiu. Nežinau. O susilaukai bent vieno papildomo followerio? Gali susilaukti porą. Vienu žodžiu, be žodžių. Matas Rupšlaukis, jūsų žodis. Noriu nugalėti Arijų ir išeiti į finalą. Arijus prieš Matą. Negirdžiuosi aš? Girdės. Taigi, Ir pirmasis klausimas, prie kokios jūros yra Varnos miestas? Adrijos, Egėjo, Viduržemio ar Juodosios jūros? Geografija. Varnos miestas yra Bulgarijoje, palengvinimas, ir jis Varnos miestas prie Juodosios jūros. Tai iš geografijos po 4 išeina. Ane? Ne. 9. 9. Tik tokia negirdėsiu. Tokį klausimą reiktų atsakyti. Gerai, sausa pradžia, pirmas viską išmokau. pusfinalis irgi nebuvo labai. Gerai, kokios gėlės žiedas yra Japonijos imperatoriaus simbolis? Sakuros, pelargonijos, chrizantemos ar rožės? Chrizantemos. Bandėm prigauti su sakurom, bet o šiaip kas pasirinko pelargonijas? Aš Sakuros pasirinkau. Bent jau Matas, žinai, kaip atrodo pelargonijos? Ne. Nulis. Trečiasis klausimas, kurie parazitai į aukštį šokinėja geriausiai? Blusos, blakės, utėlės ar tarakonai? Gyvenimiška patirtis. Esat turėjo. Pirmą atsakykit. Ne, tą paspaudžiu. Jaučiu. Oi, tą. Blusos. Cool. Esi turėjęs gal Arijau blusų? Tikrai. Kaime nėra pas šuniuką blusų. Ne. Nes blusą sukandžiu ir tada labai niešis. Gerai, ketvirtasis klausimas, kokios daržovės yra špinatai? Pumpinės, lapinės, žiedinės ar šparaginės? Tai Lemba. Žinot, kas per veikėją šitam paveiksliuke? kažkoks. Lapinės daržovės. Pirmas įgirdžiu. Gerai. Penktasis klausimas. Kuriai tautų grupiai priklauso kroatai? Germanams, romanams, baltams ar slavams? Slavams. Arijus kol kas dominuoja. Iš kur Arijau tokios žinios? Geografija biškai gal. Ar čia baltai tikrai ne? Baltai būtų. Aš sakyčiau, turėtų būti istorija šiek tiek, ne geografija. Man geografija. Istorija man nesisek, žinau. Gerai, kokios upės slėniai yra aukščiausia Lietuvoje Pučkorių atodanga? Dubysos, Nemuno, Vilnios ar Neries? Šita atodanga yra Vilniuje, jeigu ką, prie Vilniaus. Bet ką spaudžiu. Ir tokia nežinau. Vilnios upės. Gerai, pusėjom beveik klausimus. Kitas klausimas įpusės. 7. Kuris metalas uždegtas ore gali degti ir po vandeniu? Magnis, chromas, nikelis ar geležis? Chemija. Matas tokio dalyko dar net neturi. Man tikime aš nežinau. O gerai. Magnis. Čia jau spėjo visiškai spėjimas buvo abejiems. Taip? Tikrai taip.
Gerai. 8 klausimas matematika. O, jas. Kiek valandų yra savaitėje? 1,44, 1,68, 1,9, 2,40. Skaičiuojam. Savaitė. Savaitė. Savaitė yra Ačiū. 7 dienos. Neskaičiuosi tikrai aš dar. Savaitėje 7 dienos, dienoje 25 valandos. Jo, pačkiai du kemus jau. Nežinau. 168 valandos. Kas 2,40 pasirinko? Aš Rūkšla. paspaudžiu. Nu jo, nes savaitė 10 dienų yra. Gerai būtų. Gerai, kokio regiono senasis pavadinimas yra Kaledonija? Škotijos, Katalonijos, Provanso ar Baskų? Kaledonija. Škotijos. Kodėl spaus Škotijos? Gerai, dabar bus muzikinis klausimas. O, ne. Rūkšla spės. Eurovizija. Jeigu negirdėsi, tai padainuosiu, kurios tai šalies atstovė Eurovizijoje. Tuoj video. Estijos, Lenkijos, Latvijos ar Lietuvos. Girdit ar ne? Ne. Nu tai būsit be garso. Attention. Ti-ti-ri-ti. Ti-ri-ti-ri-ti-ti-ti-ti-ti. Attention. Lietuvos atstovė Vilija Matačiūnaitė. Ką? Galbūt, kad 2,14 kažkas Galbūt panašiais tais metais. Šių metų? Vilija Matačiūnaitė, tokios moters nežinau. Gerai, dar Tikrai. vienas. Kurios tai šalies atstovė Eurovizijoje? Ispanijos, Lenkijos, Izraelio ar Kipro? Namgana solo. Ti-ti-ri-ti-ri-ti-ti-ri-ti-ti-ti. Lenkijos, kur Lenkų nežinosim. Legendinė Blanka solo. 12 klausimas. 2011 metais LeBron James su verslo partneriu įsigijo 2% vieno futbolo klubo akcijų. Kurio? Manchester United, Barcelona, Real Madrid ar Liverpool? Liverpoolio akcijų įsigijo LeBronas. Iš kur Ariau tas žinios? Esmas kažkur. Tai gal esate Liverpoolio fanas? Tikrai ne. Va. Šitą eurą. Tai vis Real tik Madrid. Mesio fanas, taip. Elna. Ne. O kokios šio komandos marškinėlį? Čia Portugalijos. Labai prasta rinktinė, Rinktinės. labai prastas pasirinkimas. Labai prastai, labai. Tiesiog Tikrai ne. netikėtai. Arijus tiesiog dominuoja. Kurios komandos trūksta šioje grandinėje? CSKA, Anadolu Efes, X ir Real Madrid? Olympiakos, Efes, Monako ar Barcelona? Lemba iš 100 pasipažiūrėjau. Efesas. Anadolu Efes. Čia buvo praėjusių 4 metų čempionai. Šiaip vietoj CSKA turėtų būti Efes, jeigu būtų nenutraukę sezono, bet nutraukė. Tai Efes būtų 3 kart iš eilės čempionai. 14 klausimas. Arvydas Sabonis turi 4 vaikus, 3 sūnus, Žygimantą, Tautvydą ir Domantą bei 1 dukterį. Koks jos vardas? Ugnė, Oh my Emilija, God. Aušrinė ir Gintarė. Aušrinė. Emilija Aušrinė paspaudžiau. Sabonytė. Nežinau. Draugauja su Aš Roku galvoju, Guščiu. Emilija Sabonytė. Tiktų ir taip. Gerus kam. Ar graži, ar jau? Ne, mano skonį. O kaip jums matai, ar graži? Moteris kaip moteris. Gerai, ir paskutinis klausimas. 2 taškai. Puzlė. Surikiuokit pastaruosius 4 NBA MVP. Nuo anksčiausio iki vėliausio. Tai pirmas turi būti praeitų metų ir taip žemėjančia tvarka. 2-2-3, 2-2-2, 2-2-1, 2-2-10. Paskui, kaip Pirmoj vietoj praeitų metų. Praeitų metų. O paskutiniai 2020. Pirmas MVP čia Jokičiaus, tai tas, kuris žemiau bus. Antrot, kaip žiūrėjau. Ir Joel Embiid, Teisingai.
Nikola Jokic ir Janis Antetokounmpo. Nu ir pažiūrim galutinę rikiuotę. Antroji vieta Matas Rupšlaukis. Ir pirmoji vieta Arijus Bušma. Gerai, Matai, kas nutiko, kodėl nepasisekė? Nežinau, nepasisekė, neatsakiau į klausimus ir buvau sutriuškintas. Na taip, gaila. O kaip Arijau, ką pakomentuosite? Nu, nežinau, porą klausimų atspėjau čia. Kitus gal daugiau žinau negu Matas. Ir šiaip žmonės labai kalbėjo, kad jumis netiki, kad jūs nepateksit į finalą. Ką galėtumėt pasakyti heiteriams, ypač Kiprui Vanagui? Nu, tai... Ką žinau. Neįsivaizduoju, Rupšlą gal žinau. Kaip sakėte? Sakau, Rupšlą gal žinau, aš tai... Nežinau, Lavonsas Kipras. Gerai, ir Arijau, tavo varžovas bus finale veteranas Neilas Vitkauskas. Ar pasiruošęs įveikti? Tikrai taip. Tai Neilui perduoti linkėjimus jau. Nu, perduok. Gal ir vieną knygą perskaitysi pasiruošimui. Gal reikia kažkokį. Bet tikrai neskaitysi, Nepažadu, manau. bet- Tai šią gražią natą baigiam. Ir palaikinkit šitą video, pasubscribinkit kanalą ir mūsų socialinius tinklus, bei susitiksim finale, didžiajame finale. Galbūt bus gyvai, niekas nežino. Taip kad iki greito, kolegos. Viso.